Taigi, 5 užduotis apie nuotykių parką. Pradėkime nuo pirmosios šios užduoties dalies. Reikia rasti kokią tikimybę, kad bus pasirinktas takas vedantis link batutų. Tai matome aplamai, kad jeigu mes pirmiausia patenkam čia, tai yra prie įėjimo, tai mes turime dvi pasirinkimo galimybės. Arba eiti prie atrakciono, arba prie batutų. Tai pasirinkimo galimybė yra dvi. Palankios yra tik tai viena, kad einame čia, šiuo keliu, jeigu norim pasiekti batutus. Vadinasi, tiesiog pagal klasikinį tikimybės apibrėžimą iš palankių baigčių padalijame, palankės baigtis padalijame iš visų baigčių ir gauname vieną antrąją. Taigi, antroji šios užduoties dalis buvo tokia, jog buvo duota lentelė, kurioje buvo pavaizduota, kiek minučių būtent atrakciono aikštelėje praleido 10 lankytojų. Ir mūsų prašė, naudojantis šiais duomenimis, rasti, kiek vidutiniškai praleido vienas lankytojas. Tai vidutiniškai reiškia, kad mes turime rasti visų šių duomenų aritmetinį vidurkį. Tai jisai randamas taip, sudedant visus duomenis ir padalijant iš tų duomenų kiekį. Tai mes gauname, kad 210, nes tiek tokia yra suma visų šitų duomenų, padalijame iš tiek, kiek yra 10, gaunam 21. Toliau antroje dalyje, tiksliau antros dalies dar kitoje dalyje, antroje, prašė rasti medianą. Mediana randama taip, kai yra, tarkim, duoti kažkokie duomenys, reikia rasti medianą, tai pirmiausia, juos reikia išsirašyti didėjimo tvarka. Rašome didėjimo tvarka, išrašome visus tos duomenys, tai yra su visais pasikartojimais. Jeigu 25, pavyzdžiui, čia pasikartoja 3 kartus, tai 3 kartus čia juos ir išrašome. Žodžiu, jų turi būti tų duomenų tiek, kiek ir yra realiai čia lentelė 10. Tai tokiu atveju, kai mes išrašome, tuomet yra du variantai. Arba tų duomenų čia iš viso yra lyginis arba nelyginis skaičius. Jeigu yra nelyginis, pavyzdžiui, 3, tai tuomet mediana yra grinai vidurinysis narys. Na, tai tarkim, jeigu 3 nariai, tai būtų antrasis. Būtų, tarkim, 5, tai būtų trečiasis. Bet kai yra lyginis skaičius, tuomet mes negalime, reiškia, išrinkti to vieno elemento, kuris grinai padalyja tą visą to duomenų eilutę, taip lygiai, po lygiai žodžiu. Tai kaip ir šiuo atveju. Reiškia, tai nėra 20, nes čia, pavyzdžiui, liktų 4, o čia liktų 5. Tai nėra irgi 21, nes tada čia lieka 5, čia 4. Vadinasi, tokia atveju, kai yra lyginis skaičius, mes paimame 2 viduriniuosius narius. Nes tokia atveju, tuomet čia tikrai lieka čia 4 ir čia lieka 4. Ir tuomet, kai turime 2, tai atsakymas yra ne abu tie skaičiai, o jų aritmetinis vidurkis. Tai 20 plus 21 padalintas iš 2 yra 20,5 ir toks yra atsakymas. 5.3 mūsų prašo rasti keliais skirtingais būdais, galima pasirinkti 4 lankytinus objektus iš 5. Taigi, spręs galima 2 būdais. Pirmą būdą aš paaiškinsiu taip greitai, prabėgdamas, nes nenoriu iš tiesų labai gilintis, nes jis gali daugeliu atrodyti pernelyg komplikuotas ir iš tiesų šiam uždaviniui tikrai nereikėjo spręsti šio būdu, nes tiesiog norėjau parodyti, kaip būtų galima spręsti aplamai. Jeigu, tarkime, būtų tų pasirinkimo variantų daugiau. Šiuo atveju tas pasirinkimo variantų skaičius buvo labai mažas, dėl to buvo galima viską tiesiog išsirašyti. Tai kaip buvo galima skaičiuoti? Pirmiausia, galėjome taip galvoti, o jeigu mes, tarkim, būtų svarbu, kur mes pirmiau nueisim. Tokiu atveju mes skaičiuotume kaip? Kad pirmąjį objektą pasirinkti galime 5 būdais, antrąjį 4, trečiąjį 3, ketvirtąjį 2. Ir tuomet taikyti kombinatorikos daugybos taisyklę, nes mes aplankome pirmąjį, antrąjį, trečiąjį ir ketvirtąjį objektus. Suskaičiuojame, kiek yra iš viso variantų. Tuomet jau turėdami omeny, kad vis dėlto mes norim paskaičiuoti, kiek yra variantų, kai mums yra nesvarbi tvarka, mes turime paskaičiuoti, kiek kiekvienu tuo variantu, kai mes išsirenkame 4 objektus, kiek yra tų 4 objektų pasiskirstimo variantų tarpusavy, kurie būtent yra mums neaktualūs. Tai ką mes darome? Jau tuomet irgi imame konkrečiai tuos 4 objektus ir skaičiuojame, kiek yra galimybių dabar juos išskirstyti eilėje. Tai į pirmąją poziciją pastatyti kažkurį tai iš 4 objektų yra 4 galimybės, į antrąjį išlikusių 3, trečiąjį išlikusių 2, ketvirtąjį išlikusios 1.
Tai vėl sudauginame ir gauname tiek pasiskirstimo variantų. Tuomet mes žinome, kad mes padalyjame, reiškia, iš tų visų pasiskirstimo variantų, nes būtent kiekvienam tam ketvertukui gaunasi tiek pasiskirstimo variantų. Vadinasi, mes padalyjame ir gauname čia suprastinį 5. Tai kaip matom, tas atsakymas labai mažytis, kas sakau, ir mums iš karto tarsi rodo, kad turbūt buvo galima viską ir paprasčiau išsiaiškinti, tiesiog išrašant. Tai būtent tas antrasis būdas, kurį aš šiaip ir tikiuosi, kad daugelis jų ir sprendė, tai tiesiog pasižymėti, tarkim, galima simboliais kiekvieną tą būtent, kaip čia įvardinti, atrakcioną, tiesiog tą vietą lankytiną, raidėmis reiškia atrakcionų aikštelė A, batutai B, pilis B ir taip toliau, ir tiesiog išsirašyti. Na, dabar gali atrodyti, kad čia galbūt kiek bloga čia išsiaiškinti, ar tikrai čia visus variantus išrašiau, bet rašant tiesiog taip viską ten kur nors lapelyje išsibraukant jau variantus tos visus, tikrai akivaizdu, kad tikrai nėra tai labai sudėtinga. Tai, žodžiu, išsirašant, mes suskaičiuojam, kad yra 5 variantai. Tuo labiau galima paskaičiuoti ir abiem variantais ir tuomet įsitikinti, kad tikrai yra 5. Žodžiu, čia galima skaičiuoti įvairiai. Ketvirtoji dalis buvo viena labiausiai įdomiausių man, nes tiesiog atrodytų užduotis labai paprastai, jinai tiesiog tikrina, kaip mes suprantame skritulinę diagramą, reikia išsirinkti neteisingą teiginį, bet B dalis turėjo tam tikrų įdomių aspektų tokių. Tiesą sakant, ir C ir D dalis toliau irgi atitinkamai buvo tokios įdomios. Na, žodžiu, vienintelė dalis, kuri tikrai buvo akivaizdžiai aiškiai, kad A dalis yra teisinga, nes mes žinome, kad jeigu pažymėta yra laipsniais, tai mes suprantame, kad visas skritulys yra 360 laipsnių. Jeigu mes renkamės batutus ir aikštelę, tai tą reiškia dalį duomenų atitinka 90 laipsnių. Tai norėdami tai išreikšti dalimi, kiek jų yra, tai 90 padaliname iš 360 ir gauname, kad viso to skritulio yra 1/4, reiškia ketvirtadalis visų lankytojų pasirinko atsakymą į batutą arba žaidimo aikštelę. Taigi tikrai A dalis yra teisinga. Dabar su B dalim yra taip. Vėl yra 2 būdai, kaip buvo galima išsiaiškinti. Pirmasis būdas tai buvo tarti, kad B dalis yra teisinga. Ką mes taip darome? Tam, kad mes turėtume konkrečią reikšmę. Tai jeigu mes tariam, kad jinai yra teisinga, tuomet mes pasinaudodami tuo, kad tai yra 5, mes galime išsiaiškinti, kokia yra šitos dalies dydis laipsnis. Tai gauna 72 laipsniai. Nes 360 padalinta iš 5 yra 72. Toliau, jeigu mes remtumėmės brėžiniu, matome, jog atrakcionų parką vaizduojančios dalies dydis tikrai yra didesnis už 90 laipsnių. Bet čia matome, kadangi šita dalis visa turi gauti 180, tai čia atitinkamai gaus pasiskaičiavo 63, reiškia atrakcionų aikštelį atitenka 63 laipsnių kampas. Bet akivaizdžiai matom, kad jisai yra bukas. Na, tikrai čia jisai nėra status. Ir ar smailus, žodžiu, jisai yra daugiau negu 90. Tai dėl to, vien tiesiog, nors šiaip sako, kad nereikėtų laikyti būtent brėžinio kaip pagrindinio argumento, bet, na, iš tiesų šiuo atveju taip galima teikti. Na, iš tiesų, tikrai vaizdžiai žiūrint, tai tikrai nėra 63 laipsnių kampas. Ir vien tuo galima remiantis sakyti, kad B dalis yra neteisinga. O jeigu B dalis yra neteisinga, o čia yra tik tai vienas neteisingas teiginys, taip ir pasilieka B. Žodžiu, buvo galima šitaip gudraujant labai paprastai įsiaiškinti. Antras būdas, jeigu mes vis dėlto, kaip aš sakau, brėžinį nesinaudojam, brėžinys tiesiog kaip pagalbinė priemonė, bet ne pagrindinis argumentas. Tai tuomet mes turėjom ką daryti. Tuomet vis tiek mes tariame, kad B dalis yra teisinga. Vėl tariame tik tai. Jeigu mes tariame, reiškia į brėžinį nežiūrim, nekreipiam dėmesį tai, kad čia ta 63 laipsnių kampas tikrai nėra čia toks, koks čia, kad pavaizduotas. Tai tokiu atveju mes toliau tiesiog skaičiuojam, nekreipdami dėmesį tai, gauname, kad C variantas yra teisingas, nes daugiau kaip pusė apklaustųjų pasirinko atsakymą trasa arba atrakcionų aikštelė, o trasa gaunas 135, atrakcionų aikštelė 63. Sudėjus ir padalijus čia iš 360, gaunasi, kad ta dalis yra 0,25.
0,55 arba jeigu procentais, tai būtų 55 procentai. Tai daugiau kaip pusė. Teisinga. Reiškia, gautus, kad C yra teisinga. D, sako, mažiau kaip pusė apklaustųjų pasirinko atsakymą batutai arba atrakcionų aikštelė. Batutai yra čia, atrakcionų aikštelė yra čia, sudėjus ir padalijus iš 360 gauname, kad tai sudaro 30 procentų. Vadinasi, 30 procentų yra mažiau kaip pusė, vadinasi, ir D dalis tokia atveju būtų teisinga. Bet tai mes prisimename, kad mes teigiame, kad ir B dalis yra teisinga, o A dalis jau ir taip yra teisinga, bet kokia atveju. Tai gautus, kad visi teiginiai teisingi. Na, žinoma, būna kartais tokių gudrių uždavinių, kur prašo rasti neteisingo, jų vis dėlto nėra to atsakymo. Arba, kaip tada, žinau, vieną tokį uždavinį, jo atsakymas būtų šiuo atveju, kad neteisinga yra uždavinio formuluoti šiuo atveju. Tada būtų. Bet čia iš tiesų tikrai ne tas atvejis. Tai, žodžiu, tai gaunasi tiesiog taip, kad vėl, reiškia, mes padarėme klaidingą prielaidą. Reiškia, vis dėlto B dalis yra neteisinga, nes kai B dalis yra teisinga, mes gauname visus teisingus teiginius. Vadinasi, kadangi vienas kažkoks iš teiginių turi būti neteisingas, tai tas neteisingas teiginys ir yra B. Tai taip išsisprendžia 5.4 dalis.